Na ką, mėly festivalio svečiai, brangus bendrapiliečiai, džiaugiuosi galėdamas pasveikinti jūs jau paskutinėje šioje palapinėje šiandien vyksiančioje diskusijoje, bet tai nemažiau svarbi diskusija, ar politika, politikai ir pilietiškumas, koks jų santykis tarpusavėje. Tai labai džiaugiuosi galėdamas pristatyti žurnalistę Indrę Makaraitytę, kuri moderuos šią diskusiją. Sveiki, ačiū. Sveiki. Apie pilietiškumą kalbėti iš tiesų tarsi ir banalu, mes kaip visi esame piliečiai ir atrodo tas pilietiškumas toks savaime suprantamas dalykas, bet apie pilietiškumą ir politikus, santykiai politikų su pilietiškumu, kalbėti turbūt yra truputėlį sudėtingiau, dėl to, kad kartais įsivaizduojama, kad politikai naudojasi pilietiškumu, ar ne, kažkaip uzurpuoja tas pilietinės idėjas, nori pritraukti rinkėjų balsų, apsimesdami, kad yra labai pilietiški. Kita vertus, be politinės lyderystės, pilietinės akcijos pilietiškumas taip pat turbūt sunkiai įsivaizduojama. Ir mes šiandien padiskutuosim, kaip padaryti, kad nebūtų tos priešpriešos. Kad iš tiesų negalvotumėm, kad politikai yra tokie, čia tokio grubesnio žodžio išvengus, manipuliatoriai ir norintis užgrobti tą pilietiškumo, tą visą prasmę ir esmę. Ir jie yra lygiai tokie patys piliečiai kaip ir visi kiti ir visi mes kartu galime padaryti daugiau dalykų. Tai malonu labai pristatyti sutikusius atvykti į šitą diskusiją. Patikėkit manim, nebuvo labai lengva rasti žmonių, kurie norėtų šitą keblią temą kalbėti. Ir tai Mindaugas Lingė, iš Tėvynės sąjungos atstovas. Sveiki. Viktorija Čmilytė, Liberalų sąjūdis. Ir Linas Kukuraitis, ta vienintelis iš valdančiosios koalicijos, išdrįso atstovauti demokratai. Tai pradėkim tokį apšilimui tokiam. Tai kas jums yra apskritai pilietiškumas? Kaip jūs patys įsivaizduojat pilietiškumą ir savo santykį su pilietiškumu? Sveiki, girdite ar ne? Pirmiausia, ačiū už kvietimą, gera būti čia, aš čia pirmą kartą ir tikrai fantastiška vieta, labai gera atmosfera ir malonu būti šios diskusijos dalimi. Kas yra pilietiškumas? Nežinau teorinio apibrėžimo, bet taip intuityviai, praktiškai pilietiškumas yra rūpestis bendrais reikalais, kažkokiu bendru reikalu, šiek tiek, kuris išeina už ribų paties individo, šeimos, galbūt artimųjų rato, pačių artimiausių žmonių ir kuris turi reikšmę visai visuomeniai. Ir tų iniciatyvų, tų formų būti pilietišku be jokios abejonės yra labai daug, bet suprantama, kiekvienam iš mūsų labai norisi, kad visuomenėje būtų kuo daugiau pilietiškų žmonių, nes tada bendras problemas yra kur kas lengviau spręsti. Ir ištikus kriziai, o krizių šiuo laikotarpiu mūsų gyvenimo etape, tiesiog mūsų kaip šalies, mūsų kaip regiono ir galų gale viso pasaulio krizių yra labai daug. Todėl pilietiškumo taip pat poreikis yra tikriausiai didesnis negu bet kada. Jeigu veikia, labas vakaras, taip pat malonu būti ir diskutuoti. Ir atrodo, tema paprasta, bet to pačiu ypatingai nelengva, siekiant išvengti banalumą, apie kurį Indrė paminėjo. Tai pridėti prie to, ką Viktorija paminėjo, manau, yra svarbu, tik tais pilnai sutinku, kad tai yra daugiausia apie viešuosius reikalus ir skirti tarp to, kas yra asmeninė nauda ir bendras gėris. Ir jeigu
įjungtume įvairius dėmenis, tai turbūt ir galima matuoti, kiek mes esame pilietiški įvairiais tais pjūviais. Jeigu, pavyzdžiui, mes dovanojam savo laiką savanoriškai veiklai, tai suprantam, tai jau yra pilietiškumo rodiklis. Tai yra, tas buvo prieš porą metų berods 15%, taip jau žmonių, kurie skiria, nežinau, ar jis yra išaugęs, nepasitiksinau, bet, jeigu mes augame, tai tarsi einam gerų kelių. Tai yra tam tikra augimo, brendimo forma. Jeigu vis dėlto yra tų dviejonių arba visuomenė nelinkusi įsipareigoti tam daugiau visuomeninio gėrio kūrimui, tai yra apie ką mąstyti ir matyti, kelt klausimus, o kas yra ne taip, arba kaip reikėtų paskatinti visą tai. Taip pat ir pačius kitokius aukojimų, pavyzdžiui, rodikliai. Atrodo, džiugina, kai reikia susitelkti ir visuomenė išgirdusi signalą, kada yra prašoma vienam ar kitam kilniam tikslui, tos empatijos netrūksta, atrodo, ir ypatingai tai, ką mes matėm ir jautėm agresijos laikotarpiu ir ypatingai tose pilietinėse akcijose, kada buvo konkretiems tikslams visuomenė būriama susitelkti, aukojimo tradicijos, atrodo, jau tikrai yra gan gyvos ir nuoširdžios. Tai tas, kuo mes labiau atsisakoma tos asmeninės naudos vardan bendro kažkokio intereso ir gėrio, tai man atrodo, tas pilietiškumo jisai ir galėtų būti toks bendras vardiklis, apie ką mes turėtumėm kalbėti. Jeigu taip žiūrint į visuomenę, tai taip aš savo tokią turiu formulę. Tai kai visuomenė bendraja prasme vis taps sotesnė savo naudai, bet alkanesnė viešojo gėrio naudai arba viešųjų problemų sprendimui, nebeingesnė tuo tarpu tas alkanumas. Tai bus tas variklis turbūt ir raktas į tokią progresyvę pilietinę visuomenę. Labas vakaras, tikrai gera matyti ir jeigu kas yra pilietiškumas, piliečiai, tai būti čia. Tai sveikinu visus, kurie esate čia, kurie skirite savo laiką bendriesiems reikalams, diskusijai, bandyti suprasti ir kažkaip pasišvęstam bendram gėriui. Tai aš tikrai visiškai pritariu ir Viktorijai, ir Mindaugui, kad tas skirtis tarp individualaus ir viešojo gėrio ir apsisprendimas viešajam gėriui, bet labai yra svarbu veiksmu, nes tas rūpestis atrodo, kad mums visiems rūpi ir Lietuva, ir pasaulis, ir kažkaip tą rūpestį savį nešiojamės, bet tai kai darom žingsnį, veiksmą, ar žodžiu, ar dalyvavimu, buvimu, kažkaip palaikymu tam tikrų dalykų, tai jau tada turbūt yra ir pilietiškumo raiška. Lyg tai mes visi piliečiai pagal pasą, o piliečiai pagal veiksmą esam veikdami. Labai gerą man įžangą padarėt, Linai. Čia šiuo metu turbūt žinom, kas vyksta Vilniuje. Įsivaizduoju, kad turbūt dalis žmonių ir netvyko čia, nes vyksta Praidas, kaip tik šiuo metu eisena dar turbūt ir nesibaigusi. Ir tai yra tikrai sudėtingas klausimas mūsų visuomeniai, žmogaus teisės, kiek mes užtikrinam LGBTQ bendruomenės teisės. Politikai, lyderiai, nes tai yra iš tiesų apie žmogaus teisės, ar ne? Ir tas klausimas jis toks visada iškyla skaudžiai. Jie nedalyvauja, atsisako dalyvauti šitame renginyje, palaikyti tiesiog pilietiškai, net ne politiškai, net to niekas nereikalauja, bent jau šiuo metu, pilietiškai palaikyti. Ir to nėra. Ir toks įspūdis, kad bent jau šituo klausimu iš tikrųjų visuomenė iš apačios kelia, spręskim problemą ir ta problema jinai maskuojama, laukiama konstitucinio teismo sprendimo reikėjo, ar ne? Ir tų tokių, ten, kur reikėtų politinės lyderystės, jos tarsi pritrūksta. Ar čia tik tai taip atrodo, ar vis dėlto jūs matytumėt? Linai, gal ir nuo jūsų pradėkime. Taip, iš tiesų labai nevienareikšmė tema ir kai mes kalbam ypač apie teisės, tai man atrodo čia ir yra, kas yra nutikę, kad lyg tai mes, yra dalis politikų, kurie palaiko visą LGBTQ+ bendruomenės raišką, nuo paradų iki kitų dalykų, bet
teisių dalies taip ir neužtikrinam. Atrodo, kad praėjusi valdžia deklaravo, bent jau dalis valdžios, viena frakcija ypatingai, kaip tokį vieną pagrindinių savo darbų ir tai neįvyko, praktiškai mes turėjom visą kadenciją, kalbėjomės apie teisės, bet teisių nei viena teisė daugiau neužtikrinom. Tai man atrodo, čia yra labai svarbi skirtis ir kad politikai turi dirbti savo darbą ir dirbti bent jau tai padaryti, ką gali tuo metu, o gali tai, kokį mandatą tauta yra davus. O tauta renka politikus vienmandatėse, renka pagal daugiamandačių sąrašus. Ir ten susiklosto tam tikras vertybinis, turbūt vertybinis, nežinau, kažkoks tai ratas žmonių, kurie atstovauja vienas ar kitas vertybės. Ir vieni yra visiškai prieš teisės, kiti yra pilna apimtimi sulyginant su santuokinė šeima ir taip toliau, nes pagrindė turbūt apie santuoką mes šiuo metu kalbam, apie partnerystę ir santuoką. Kiti sako, yra tarpe teisės, kurios privalo būti užtikrintos, bet kol tos dvi pusės plėšosi, tos, kurios privalo, jos nėra užtikrintos. Ir čia mes atsiduriam tokiam viskas arba nieko diskurse, kuris yra tikrai labai, visose diskusijose viskas arba niekur neveda. Man atrodo, politiko darbas yra ieškoti tos lyderystės, surasti, kokias dabar teisės iš tų paprastųjų teisių, kurių tikrai reikia. Galėtų atstovauti savo partnerį teismuose, gauti informaciją sveikatos įstaigos ir kitus dalykus. Šitiems dalykams, man atrodo, Seimas gali pritarti. Bet kai yra pasirinkimas arba viskas, arba nieko, tada yra nieko. Ir čia politinės lyderystės ieškant sutarimo ir priimti šitas, kada ateis laikas viskam. Dabar, man atrodo, bent jau praėjusiu kadencijai labai aiškiai rodė, kad viskam laikas dar nebuvo atėjęs. Ar šitoj bus, pasižiūrėsim. Ar netrūksta čia politinės lyderystės iš tiesų? Kad politikai parodytų kelią tai pačiai visuomeniai, nes dabar atrodo, kad kartais labiau klauso, ką galvoja žmonės, bet nesistengia paaiškinti, kodėl reikia tų teisių daugiau. Tai pirmiausia, tai, kad šį vakarą esame čia, bent jau apie save kalbėsiu, nereiškia, kad nepalaikau LGBTQ bendruomenės, kaip tik galvoju, kad kiekvieną dieną tie darbai, kurie yra daromi, tos pastangos, kurios dedamos, rodo vienareikšmiškai palaikymą. Šiaip geras klausimas ir čia keli dalykai, kuriuos verta pasakyti. Visų pirma, negaliu pritarti tam, kad praeitoje kadencijoje nebuvo nieko padaryta. Tik tai akivaizdu, kad nebuvo padaryta tai, ką žadėjo Laisvės partija padaryti per 100 dienų. Ir čia mes susidurėme su skirtingais požiūriais. Mano vadovaujama partija, liberalai, nors tai nėra viso 100% partijos galbūt narių svarbiausias klausimas, bet visą laiką laikėmės pozicijos nuoseklios, kad žmogaus teisėse mes turime siekti pažangos, bet ne revoliuciniu būdu. Todėl niekada nežadėjome, kad per 10 dienų, ar per 100 dienų, ar per 24 valandas kažką įgyvendinsime, puikiai suprasdami, kad tam, kad žmogaus teisių srityje pasiektume pažangą, reikia didinti daugumą, reikia stiprinti centrą, reikia, kad už tai pasisakytų, tarkim, ne 10%, o daugiau. Aš neturiu jokių abejonių, kad partnerystė Lietuvoje bus ir spėju, kad gali būti greičiau negu daug kas tikisi, nes beliko priėmimo stadija ir nepaisant to, kad esu opozicijoje, bet galiu kolegom pasakyti, kad aktyviai dirbame tuo klausimu, nes kiekvienoje frakcijoje yra išsiskirimai nuomonių, išskyrus Liberalų sąjūdžio frakciją, mes dabar visi esame už, bet kiekvienoje frakcijoje yra tų, kurie pasisako už. Dabar dėl lyderystės politikų. Manau, kad labai svarbu, kad politikai būtų kartu ir veidrodžių visuomenės problemų ir kelrodžių. Taip jau gaunasi, kad per rinkimus politikai yra labiau veidrodis tos visuomenės grupės, kuriai jie stengiasi atstovauti. Ir rinkimų dieną, matyt, jie yra 100% atspindys tos visuomenės grupės lūkesčių, problemų, kurią jie visų pirma kalba. Bet jau po rinkimų, pačią pirmąją dieną, būtų gerai, kad tas žingsnis į priekį būtų padarytas ir vadovaudamasi savo
ideologiją, tuo žemėlapiu, kurį turi, kad tu vestum į priekį ir, aišku, reaguotum į tai, kas vyksta aplinkui. Nes, mano galva, yra du labai pavojingi kraštutinumai. Ir kraštutinumai šiaip yra pavojingi. Tai vienas kraštutinumas yra, kada vadovaujasi tik tai populiariaja nuomonė, tai yra apklausomis. Pavyzdžiui, kaip pavyzdys, tokių politikų yra nemažai. Pasižiūriu į apklausą, numeris 1 problema, numeris 2, ko nori žmonės, sakau tai. Visiškai jokios ideologijos. Kitas pavojus yra, turiu savo ideologiją, apie ją kalbu ir vadovaujasiu ją aklai, visiškai nežiūrėdamas į tai, kas vyksta aplinkui ir niekaip į tai nereaguodamas. Tai irgi neatveda prie rezultato. Tai, man rodos, grįžtant prie jūsų klausimo, aš manau, kad civilinė sąjunga, partnerystė Lietuvoje bus tokia, koks ir yra lūkestis iš esmės tų žmonių, kurie šiandieną yra Vilniuje Baltic Pride ir labai tikiuosi, kad tai bus jau neužilgo. Žinoma, prezidento pozicija čia irgi svarbi, kodėl nebuvo priėmimo stadijos praeitoj kadencijoje, nes buvo aišku, kad bus veto. Prieš porą dienų prezidentas leido suprasti, kad veto nebus. Tai čia dar vienas argumentas už. Bet iš tiesų tai ir yra lyderystė, kad parodo, kad jau galbūt jisai yra pasiryžęs, ar ne, priimti šitą sprendimą. Galbūt, arba tiesiog Konstitucinio teismo sprendimas tam tikrą prasme įpareigoja jau daryti sprendimus, ar ne, bet to, gerai, ponia Lingė. Nebūčiau to tikras, kad prezidentas nepakeis dar savo nuomonės, jau labiau, kad kaip vėjas gali pakeisti kryptį, taip ir šitą nuomonę gali pasikeisti, jau labiau, kad ir esame matę tų tokių viražų ir interpretavimo, kaip yra patogu. Tai dėl praėjusios kadencijos, man atrodo, svarbu suvokiant visą pilną atsakomybę, bet kurį klausimą sprendžiant, ypač jautrų klausimą visuomeniai, elgtis sąžiningai ir atsakingai. Tai žadėti per ten 100 ar kažkiek dienų to, ko fiziškai tu negali padaryti, turėdamas aritmetinį skaičiavimą, kad tai yra frakcija, kuri turi ten ar 10 ar 15 balsų, tai nėra tas kiekis, kurį tu tikrai gali garantuoti, kad tai padės išspręsti šį klausimą. Visa kita jau yra priklauso nuo dialogo, kalbėjimosi, sutarimo. Tai nebuvo koks vyriausybės programinis klausimas, pažadas, tai buvo daugiau deklaruota dėti pastangas ir tos dedamos pastangos jos buvo tikrai rodomos pakankamai nuosekliai ir po truputį stumiantis į priekį ir prieita prie to, pereitas netgi du svarbus etapai svarstymo Seime, kas tikrai su tokia trapia dauguma nebuvo lengvas kelias. Tai mūsų frakcijos ta pozicija, jinai tikrai nebuvo jokia programinė rinkiminė, mes ir nežadėjome to, ko galbūt jautėme, kad tai negalėsime padaryti, nes to vieningo sutarimo neturėjome. Frakcijos nariai šiuo klausimu turi pilną laisvę neturėti įpareigojimo kažkokio partinio mandato, kaip reikia balsuoti. Tai yra sutarimas, kad gali būti tos įvairios nuomonės. Ir žinom, kad ir šitoj kadencijoje galbūt tos skambesio yra daug mažiau tuos klausimus aptarinėjant, bet rezultatas tikrai nuo to gali būti ir rezultatyvesnis. Matyt, turim suvokti, kad gali būti, negalim atmesti tokios ir versijos, kad tam tikrai politikų daliai tiesiog yra svarbu turėti tą klausimą neišspręstą. Ir jisai padeda mobilizuoti arba padeda išlikti matomų toje temoje. Ar tai žiūrint iš įvairių pusių. Gali būti ir už išsprendimą, kurie deklaruoja, ir prieš, kur ypač prieš jiems. Jeigu ta tema nusimtų taip, kaip nusijėmė Estijoje, ko gero, tai tektų galvoti labai, kaip tą visuomenę labiau pritraukti arba kokią temą pasiūlyti, kad politinė paklausa tokių politikų išliktų o čia yra pakankamai lengvai mobilizuojanti ir polarizuojanti visuomenė tema ir Petras Gražulis, tai jisai turbūt eilę kadencijų yra savo politinį kapitalą kaupęs būtent šitame vienam klausimui.
Bet aš tada įmesiu tokią, truputėlį tokią malkelę į tą lauželį, bet ir jūsų frakcijų ir partijų tokių yra politikų, kuriems yra naudinga šitas klausimas neišspręstas. Tai jie ir nebalsuoja, apskritai jie iš vis manytų, kad neturėtų būti tokio kaip instituto ir netgi ir žiūrint ir dabartinės proporcijas, mes skaičiavomės, jeigu mūsų yra apie 28, tai 2/3 balsuotų į sprendimo klausimą, 1/3 būtų išliktų nuosaikus savo įsitikinimams ir pažiūroms. Tai šitoje vietoje gal net nemanau, kad jie labai būtų suinteresuoti, kad tiesiog turėti darbotvarkiai tą klausimą, nes aš nematau tokių mūsų dabar frakcijų narių, kurie norėtų toje temoje kažkaip tai minkytis ir mūgdytis ir visiškai nesprendžiant. Kai ateina klausimas į darbotvarkę, tada jie tai balsuoja. Jie išreiškia savo valią. Bet kad kaitinti tiesiog dėl kaitinimo atmosferą, tai tokio proceso nematau. Ir čia aš taip norisi Viktorijai pritart dėl kelrodžio ir veidrodžio. Ir iš tiesų, man atrodo, kad ir tai vaidmenį privalo atlikti politikai, tokie politikų priederme, bet labai atskirti jų negali. Nes jeigu pabūni veidrodžio, ateini ir tampi kelrodžio ir vedi lyg, kaip jūs sakot, aiškinant ir priimant įstatymus tuos, kuriems tauta nelabai yra pasiruošus, tai mes žinom gana stiprius tautos atsakus. Ir aš tą patyriau, kai vaiko teisų reformą dariau. Ir tikrai buvo pirmosios pozicijos, buvo gana tokios griežtos smurto prieš vaikus atžvilgių ir tokios gana stiprios intervencijos į šeimas atžvilgių. Ir tada tikrai šeimos sujudėjo ir labai stipriai sujudėjo ir išjudino praktiškai mūsų Seimą, kad jisai ieškotų kažkokio labiau kompromisinio sprendimo. Ir tikrai mes atradom kompromisinį sprendimą, bet tas kompromisinis jisai buvo, man atrodo, kad jis ir dabar veikia ir yra tai, kad ir vaikas išsaugomas šeimoje, bet ir apsaugomas nuo smurto. Tokio instituto kaip trumpalaikė priežiūra neturi nei viena valstybė Europoje, bet tai nutiko tik dėl to, kad įvyko įtampa tarp tautos ir politikų, kad susėdė iki naktų, dirbom ieškodami formuluočių, kurios apsaugotų ir šeimą, ir vaiką. Kažkaip ir atrodo, kad tai yra pavykę, dabar realizacijos klausimas. Bet tas pats mes matom, kad ir su žmogaus teisų klausimais, ir su mažumų teisų plėtra, jeigu labai užeini, ir mes matom tos stiprius dešiniosios politikos grįžimus su Trumpu prieš akį, su Lenkijos procesais, su Vengrijos procesais, jie yra labai stiprus ir tada atrodo, kad lyg kažką užkovojom, bet tie visi smegtukai, jie visi nunešti į kitą pusę, dabar klausimas, bet ir jie yra kelrodžiai savo rinkėjų, jie irgi, reiškia, yra kelrodžiai savo, vertybiniai pozicijai. Ir čia nėra vienareikšmių, tokių vienareikšmių, kad atrodo, kad centro dešinė ir centro kairė yra labiau čia tos teisingos vertybinės pozicijos. Ne, yra ir tos turi savo piliečius, ir tos turi savo politikus. Ir jos ieško, kur yra tas, man atrodo, subalansuotas sprendimas vertybių lygmenį, kur tos besipriešinančios vertybės šiuo metu gali būti sutartos. Ir kol kas aš apie tą nuosaikumą aš visiškai pritariu, kad turime eiti tuo keliu. Ir yra tikrai teisių, kurias mes galim visi kartu Seimas priimti, netgi vienbalsiai. Man atrodo. Tik tam reikia surasti formas, bet aš girdžiu, kad yra jau daromi darbai, kad būtų priimti, reiškia, tas partnerystės įstatymas ar civilinės sąjungos įstatymas, kuris yra paruoštas dar praeitoje kadencijoje. Aš norėjau reaguoti į tą Viktorijos labai gražų paaiškinimą, kad, žodžiu, iki rinkimų politikas yra veidrodis, visiškas veidrodis, o po rinkimų jisai jau kelrodis. Bet ar čia ir nėra truputėlį tokia rinkėjų apgavystė, kur paskui jaučiasi jie, kad pala, bet kažkaip aš taigi ne už tokį balsavau. Kaip nutiko tam pačiam Žemaitaičiui iš tikrųjų, nes su mokesčių reforma, kur toksai laimėjo kaip antisisteminė jėga, ar ne, kuri vis prieš viską ir kažkokią savo visišką atskirą darbotvarkę visais klausimais ir staiga jisai priverstas daryti kompromisus ir netgi ne tik susilaikyti, bet ir balsuoti už. Tai aš, jeigu galima, šiek tiek praplėsiu tą mintį. Šiaip populistiniai politikai, jie turi pranašumą prieš politikus, kurie laikosi tam tikros ideologijos. Tas pranašumas yra toks, kad tu, pavyzdžiui,
ryte gali būti konservatorius, kai kalbi apie tradicinės šeimos vertybės, per pietus socdemas ir pasisakyti už tai, kad kiekvienas paprastas žmogus bus apsaugotas, o vakare gali būti už laisvą rinką ir prieštarauti bet kokiam mokesčių didinimui. Ir visa tai sutilps, tai yra toks vyšnaičių išrankiojimas iš kiekvienos ideologijos ir trumpoj perspektyvoj labai sunku tradiciniam partijom kovoti su tuo. Bet kas atsitinka šiek tiek ilgesnėje perspektyvoje ir ypatingai, kuomet tokia jėga patenka į valdančiąją daugumą ir gauna atsakomybę, kad skirtumas tarp lūkesčio ir realybės atsiveria praraja. Ir tai yra tai, ką mes matome dabar su Remigijaus Žemaitaičio vedam atvesta jėga, kur prasideda, aišku, procesai viduje frakcijos, kur yra didelis nepasitenkinimas, kur visas tas pyktis, kuris buvo sugeneruotas rinkimų metu prieš oponentus, staiga kaip nevaldoma jėga atsisuka prieš jį patį. Kuomet aš kalbu apie veidrodį ir kelrodį, tuo atveju, kai visgi tai yra politinė partija ar politinė jėga, kuri turi aiškiai ideologiją, ar tai būtų konservatoriai, ar liberalai, ar socialdemokratai, ir laikosi tos ideologijos kaip tokio žemėlapio politinio, tai aš nematau čia nei apgavystės, nei problemos. Ta prasme, tu girdi savo visuomenės grupės atstovaujamos lūkesčios, problemas, tu apie juos kalbi ir atėjęs, gavęs pasitikėjimo mandatą, tu ėmiesi spręsti ir jeigu matai, kad yra sprendimai, kuriuos reikia priimti, tu bandai ir juos išaiškinti ir bandai žingsniu galbūt netgi būti prieki ir vesti į priekį. Tai yra taip pat politinės lyderystės priedermė. Čia aš prieštaravimo nematau. Populistaigi tokios prabangos neturi, jie susiduria su problema, kurią labai sunku išspręsti. Problema su populizmu ir dabartiniu laikotarpiu ypatingai, kad jis gali keisti pavidalus. Socialiniai tinklai labai amplifikuoja galimybės, labai daug suteikia naujų tų šansų ir mes matome visame pasaulyje, aišku, mes matome Amerikos pavyzdį, kuris yra šiaip toks chrestomatinis ir labai labai įdomus visom prasmėm, bet matome ir kitas Europos šalis ir Lietuva yra sėkmės istorija daugelio atžvilgių, bet ypatingai dėl to, kad mes niekada neturėjom situacijos, realiai tokios situacijos išskyrus Pakso laikotarpį, kuomet radikali partija būtų formavusi valdančiąją daugumą. Taip, dabar mes turime populistus valdančioje daugumoje, bet jie nėra didžioji partija. Mes esame labai geroje situacijoje, reikia tą tiesiog savo pripažinti. Aš net suabejočiau, ar tai buvo radikali partija, radikalus veikėjas, ar tiesiog valstybės išdavikas. Tai čia, truputėlį, turbūt kitos kategorijos, bet tai dabar nuo pono Mindaugo pradėčiau. Ar iš tikrųjų mes galim sakyti, kad mūsų visuomenė tokia visai pilietiškai brandi, jeigu sugeba taip teisingai pasirinkti, nepaisant to, kad kai pavyzdžiui po visų rinkimų rezultatų 24 metų buvo labai daug priekaištų visuomeniai, kaip jūs nesuprantat, už ką jūs balsuojat, kaip galėjo populistinės partijos surinkti tiek balsų, kaip galėjo prorusiškos partijos gauti, santykinai iš tikrųjų Lietuvos, remiantis Lietuvos rezultatais ar ne, retrospektyviai žiūrint, iš tikrųjų daug surinko palaikymo. Ar mes kalbam apie regresą pilietinės visuomenės, ar vis dėlto nereikėtų čia kažkaip gąsdintis labai? Man atrodo, pilietinė visuomenė atliko nemažą darbą, filtro darbą ir tiek, kiek jėgų ir prorusiškų ir kiek tirštai jų buvo pačių įvairiausių bruzdesių ir skaičiumi prieš pat rinkimus ir kaip pasiskirstė balsai ir kad, buvo uždarytos durys pusiai partijų, kurios bandė ir turėjo tą tokią identifikaciją, kad jos nėra pro lietuviškai lojalios, valstybiškai lojalios šitai visuomeniai, tai jiems visuomenė pasakė, kad
stop, jūs jums nėra galimybė, jūs nesat neduodamas jums mandatas ar atstovauti. Tai taip sakyt, kad visuomenė netliko filtro darbo, aišku, visada mes galim siekti tų aukštesnių aktyvumo rezultatų, dalyvavimo rinkimuose, bet tai yra matyti atspindys bendrų tendencijų, jos nėra labai kažkaip išsiskiriančios, jeigu žiūrėtume ir aktyvumo lygius aplink mūsų esančiose visuomenėse, vakarietiškose visuomenėse, tai jeigu turim kažkokią aštresnę temą ir didesnį polarizuojantį klausimą ar temą, tai tada suprantame, tas aktyvumas padidėja, matyti, įsijungia tam tikri. Kai rinkimai pakankamai nuobodus, bent jau visuomeniai neužsidega kažkokių raudonų per daug signalų, tai gal tada to tokio pavojaus nematome. Tai aš manau, kad tie mūsų demokratiniai instrumentai veikia ir aš to brandos lygio labai neidentifikuočiau, kad jisai kažkaip prastėja. Tai aišku, negalim liuliuoti savęs ir nematyti tam tikrų tendencijų, reiškinių ir žiūrėti, kaip kas nutinka visuomenė. Rumunijos pavyzdys yra signalas, kur iš ties lengva, akivaizdžiausiai parodyti, kad lengva sumanipuliuoti visuomenės nuomonę ir technologijų pagalba rinkimus suprojektuoti taip, kad galima turėti išrinktą žmogų, kuris iki šiol nebuvo žinomas arba nebuvo matomas kaip ryški asmenybė, o netgi ir toje visuomenėje suveikia irgi tam tikras, matyt, ir demokratijos apsaugos instrumentai ir galutinis rezultatas yra toksai, kad jie sugebėjo apsaugoti. Tai nenorėtų, kad mes turėtumėm tokios situacijos, arba mes nesapnuojame dar bent jau apie tokią, bet tai nereiškia, kad taip negalėtų nutikti, jeigu vėl mes nematysim tų tendencijų, kas vyksta su visuomenės informacinė erdvė, kokiuose burbuluose ir kokiuose informacinėse terpėse maitinama yra visuomenė ir kokios linktis vyksta ir tokie procesai, kurie yra prasidėję ir kalbant ir dabar matant tą pavojų tam tikrą auditai užsakomieji iš Seimo, kokie turėtų būti visuomeninio transliuotojo veikla arba kažkokiu tai irgi susietų siejant ir politizuojant procesą. Tai čia yra pakankamai pavojingos tendencijos kurstyti nepasitikėjimą tą tradicinę žiniasklaidą, nepriklausomai apie nacionalinį transliuotoją kalbam, bendrai kalbam apie, kad ir komercinius kanalus, bet su tikslu, ko gero, ne paskutinėje vietoje juos nustumti į tas erdves, kur YouTubinius paraščius ir tenais maitinti. Ir tai tenais, pasiekmes, jeigu iš tikrųjų tų procesų mes nebandytumėm kontroliuoti ir nebūtų žiūrima ir iš institucijų pusės, o kol kas aš dar tokio labai aiškaus vaidmens ir įsitraukimo nesimato. Jeigu, pavyzdžiui, netaip senai, berods praėjusį rugsėjį Kanadoje sugebėjo labai rodyti aiškias schemas tarp to, kas vyksta uždarius Russia Today kanalą ir kada, kaip veikia schemos per YouTube'o lyderius, nuomonių lyderius ir tenais informacijos, kiek ten buvo, apie 10 milijonų įrodyta, kad buvo investuota ir išdalinta ir tai veikia. Ir tai padarė, identifikavo teisėsaugą. Ir būtų naivu tikėtis, kad mes gyvenam tom pačiom sąlygom ir tam pačiam interese, kai uždaromi vieni kanalai, o sklaida informacijos plinta per tokiu būdu, kad į tai nebūtų dedamos pastangos, kad ta polarizacija aštrėtų ir visuomenė tarpusavė nesusikalbėtų. Tai tada, ta branda, mes tiesiog paprasčiau galim sudėtingiau susikalbėti, jeigu užleisim šitą erdvę tokią visai nekontroliuojam. Ar čia galėtų politikai kažkaip turėti įtakos tai visuomenės brandai? Ar čia vis dėlto yra, tokie kaip savaime vykstantis dalykai ir kad, politikai tiesiog tokiam katile tame pačiame ir verda? Ne, aš manau, kad politikai turi įtaką ir čia ir dalyvauja aktyviai ir gali pakreipti tas tendencijas ar bent jau padėti
stiprinti atsparumą visuomenės. Nes ką matau ir Lietuvoje, ką stebiu ir bendraudama su kitų šalių parlamentarais, labai atsikartoja panašus mechanizmas visoje Europos šalyse, ypatingai, aišku, mūsų regione, bet ir tolėliau. Ir čia jau kalbant apie Rusijos hibridinės priemonės, atakas, propagandos, įvairias kampanijas, iš esmės beveik visur viena ar kita forma yra politinė jėga, judėjimas, kurie remia savo veiklą, kurie remiasi tokiais dalykais, nėra atvirai prorusiški, bet pasisako už taiką, nėra atvirai, vėlgi, nedeklaruoja labai atvirai, labai tiesmukai, bet kalba apie tai, kad būtų gerai turėti gerus santykius su kaimynais, kad labai daug prarandama dėl ekonominių kažkokių tai sutrukinėjusių ryšių, kad gerai būtų grįžti prie to rinkimų jie tokie, o po rinkimų tada jau atsivertų dar labiau. Taip, bet tendencija mane, šiaip tendencija ši labai yra akivaizdi ir tarkime, Lietuva, ar Latvija, ar Estija, ar Lenkija yra paskiepytos nuo tiesmuko prorusiškumo, dėl to, kad mūsų yra pernelyg dar ryškios atmintis, dėl to, kad visos praktiškai šeimos, visi yra patyrę, prisimena tai, ką reiškia sovietinė okupacija ir kokios priemonės, kas dabar atsikartoja Ukrainoje. Bet todėl tas toks šiek tiek pridengtas būtent mėginimas mūsų visuomenę paskaldyti ir pakreipti į tą pusę. Jis yra ir jis bus ir jis, manau, tik tai stiprės. O kokie priešnodžiai tam? Tai va čia aš manau kaip tik stiprinimas, skamba prastai, bet tos mainstreaminės politikos, tai yra centro kairė, centro dešinė, tai yra pažiūrų skirtumas, bet iš esmės mūsų visų bendra kryptis turi būti tokia, kad konsensusas dėl saugumo, dėl gynybos, dėl užsienio politikos turi būti išlaikytas, kaip kad ir buvo mūsų stiprybė per dešimtmečius nuo atkurtos nepriklausomybės. Ir Lietuva, beje, kaip ir sakiau, visai neseniai mačiau mokslininkės Ainės Ramonaitės tyrimą, kuris parodo, kad pagal polarizaciją visuomenės Lietuva yra viena iš mažiausiai polarizuotų visuomenių. Tai yra didžiulė vertybė ir nepaisant atskirųjų tų pergalių mažų lokalių radikalių politikų, bet iš esmės visuomenė yra mažai polarizuota. Man politiškai norėtųsi pasakyti, ką manau dar kartą apie tai, kad Žemaitaitis yra valdančioji dauguma, bet mes ne apie tai kalbame. Mes kalbame apie pilietinę visuomenę ir apie tai, kaip mes turime išlaikyti tą kryptį, kuri yra vertingesnė, svarbesnė ir kur kas labiau ilgaamžiška už vieną politinį etapą, kuris, aš manau, pasibaigs. Norėčiau, kad pasibaigtų greičiau negu vėliau. Bet tai dalis tų rinkėjų, kuriems reikia tokios, ar ne, tokios alternatyvos, antisistemiškumo, taigi tie rinkėjai niekur nedingo. Žemaitaitis tiesiog jų lūkesčių neišpildė, neįgyvendino ir jie galbūt bus mobilizuojami kitos kažkurios politinės partijos radikalios, kuri nesutiks eiti valdančiąją daugumą, prisiminę, kokia liūdna baigtis buvo Žemaitaičio. Aš turiu meni, kaip jums pavyko nužudyti jums. Ne, tai aš Žemaitaitį čia gal norėtųsi tik pasakyti, kad tai, ką Mindaugas minėjo, kad piliečiai balsuodami labai aiškiai pasakė prorusiškumui ne, bet greičiausiai, kad jie pasakė Žemaitaičiui taip. Man atrodo, kad iš tiesų tai tas visas tokias prorusiškas, antilietuviškas partijas nužudė Žemaitaičio banga. Jinai tiesiog ėjo ir nusinešė ir atsinešė į Seimą dalį tų balsų ir taip pat dalį tų sukeltų lūkesčių. O lūkesčiai yra labai, jūs jau įvardino, 2 metai be mokesčių ir auditai į visas pusės, kur galim. Ir gali būti, kad tas balsas jis yra ne tik toksai šio laiko balsas, bet kad jis yra nuolatinis balsas. Kad gali būti, kad žmonės ateidami 50% balsuoti, kita pusė tiesiog yra praradę ryšį su valdžia ir su valdžios institucijomis. Ir tie, kurie dar dalyvauja arba bando per rinkimus pakeisti, jie renkasi tuos, kurie žada kartais neįgyvendinamus dalykus. Bet
turbūt pagrindiniai klausimai, kurie yra, ar valdžia tinkamai leidžia mūsų pinigus. Ir aišku, auditai pažadėti yra labai gerai skamba. Bet čia labai teisingas klausimas, Labai čia yra labai teisingai. Tuo labiau, pilietiškas kai klausimas. valstybės kontrolė pasakė, kad 600 milijonų mes nežinom, kaip jie buvo išleisti. Ir aišku, tautai ir piliečiams kyla esminis klausimas, kaip būtent mums 600 milijonų bandom surinkti per mokesčių reformą. Tai kur jūs išleisit šitus mūsų pinigus, kai dar už anuos esat neatsiskaitę. Antrasis klausimas, ar valdžia priima tikrai teisingus sprendimus. Ar, pavyzdžiui, mokestinė dabar sistema yra tikrai socialiai teisinga. Tai, kad patys turtingiausi procentiškai moka kur kas mažiau negu vidurinė klasė. Vidurinė klasė neša didžiąją naštą mūsų mokesčių, mūsų išlaikymo. Turtingoji klasė suranda būdus, kaip nemokėti. Ar tai yra teisinga? Greičiausiai ne. Trečiasis dalykas, ar mūsų valdžia tinkamai sprendžia krizės? Mes turėjom 3 didžiulės krizės. Turėjom COVID, turėjom infliaciją didžiulę, kuri krito ant šeimų pečių labai smarkiai per palūkanas, per maisto, elektros ir kitas kaštus. Ir turėjom geopolitinę, tai reiškia pasiruošti šeimoms, bendruomenėms tinkamai dalyvauti. Ar tikrai mūsų valdžia tinkamai reaguoja į krizės? Ir čia negalim pasakyti tikrai taip. Reiškia, kad tas valdžios pajėgumas spręsti šitus dalykus yra labai svarbu, kad ne tik, kad jie būtų pilietiškai traukiantis, man atrodo, atsakas tai čia yra stiprinti organizacijas. Ne tik savo politinę bendruomenę važiuoju per kaimus ir kalbinu žmonės, būkit su manim, aš jūs išgelbėsiu, bet stiprinti jau susikūrusias dešimtmečius veikiančias organizuotas struktūras, įvairius tinklus, asociacijas, taip toliau. Tie, kurie bando kažkaip būti piliečių balsu, kažkaip juos surinkti ir atstovauti ir su jais būti ryšį. Tai čia tikrai mes nukūrėm demokratinį kūną, ne tokį politinį, kuris atėjus bet kuriai rinkiminiam sezonui, kaip Amerika, pirmyn atgal šokinėsim, bet tikrai bus ta, kuri duos tvarius rezultatus. Čia vienas dalykas, bet antras dalykas, kompetencija yra be galo svarbu. Jeigu valdžia nerealizuoja savo kompetencijos ir atėję skiria ministrus arba jų komandas ir sprendimai yra nekompetentingi, mes nuolat turėsim žmonių, kurie rinksis tuos, kurie duoda lengvus pažadus. Tai jūs apie savo dabartinę vyriausybę? Aš apie visas vyriausybės, nes kompetencijos tikrai labai kartais jos pritrūksta. Ir kai ateina kompetentingi sprendimai, jie tada matos, kad žmonės visai kitai pradeda kapuoti. Man atrodo, kad net ir mokesčių reforma išskyrus nekilnojimo turtų, kur mes iš karto sakėm, žudot bet ką. O gali būti, kad tas nekilnojimas turtas 14 kartų keistas ir yra tam, kad praeitų visi kiti mokesčiai, kurie daug rimtesni, daug labiau, man atrodo, tokio mokestinio teisingumo įvedantis į mūsų mokestinę sistemą. Aišku, liberalai turbūt kitaip vertintų, bet ir ta šaršalas yra sukurtas. Aš net neįsivaizduoju, kodėl mes taip blogai elgiamės su nekilnojimo turto mokesčio procesu. Tai yra tiesiog kažkas baisaus, o gal tai yra tikrai kompetencijos klausimas. Politinės lyderystės ir kompetencijos klausimas. Kelis dalykus norėjau paminėti. Visų pirma, dėl to, kad ši mokestinė reforma yra nukreipta, kaip jūs sakote, turtinguosius, visgi nesutinku. Man rodos, jūsų šiuo atveju koalicijos visos kelios iniciatyvos, net ne viena, yra nukreiptos būtent į vidurinę klasę, kuri ir jau dabar pakankamai tokį pakankamai sunkią naštą turi ant savo pečių, tai yra į tuos, kurie yra veiklus, kurie yra pilietiški, kurie, tarkim, draudžia savo turtą, kurie yra aktyvus ir jiems dar daugiau bus uždėta ant jų pečių ir man atrodo kaip didžiulė manipulacija tai, kad kalbama, maždaug apmokestinsim 1% turčių ir bus daugiau teisingumo. Tai čia mūsų nuomonės išsiskiria, tikriausiai ne apie tai diskusija, bet tarkime dėl to, kad radikalios ar populistinės jėgos kelia teisingus klausimus. Galbūt kelia klausimus, kuriuos jaučia, kurie gali sukelti emocijas, bet kas yra labai svarbu ir dėl ko po koalicijos sudarimo iš tikrųjų buvo tiek kritikos iš mūsų, kaip jūs galėjote tokią jėgą pasiimti į koaliciją, buvo tai, kad tai yra žmonės, kurie sako, kad Lietuvoje viskas blogai. Tai yra žmonės, kuriuos sutikęs gatvėje, kam jūs sugriovėte Lietuvą. Ir štai,
kodėl legitimizuoti šitą liniją, šitą naratyvą? Tai yra Kremliaus naratyvas, kuris sako, žiūrėkit, tai yra šalis, ar tai yra šalis, kurios yra nenusisekę, nepasisekę, kai visi skaičiai rodo, kad ir su krizėm didžiausiam mes kaip visuomenė, ne kaip viena kažkokia tai koalicija, bet kaip visuomenė labai gerai susitvarkėm. Ar tai būtų pandemijos krizė ir ji prasidėjo dar prie ankstesnės, ar tai būtų krizė sukelta Rusijos karo prieš Ukrainą ir panašiai. Tai va čia man rodos, kaip mes atiduodam, pasiduodam tiems, kurie sako, kad viskas blogai. Aš suprantu, bet tai yra dalis žmonių, kurie taip sako, ir Žemaitaitis, ir tarkim, bet kuri kita partija, ir Nemuno aušra, ar bet kuri kita partija, kuri remiasi į tos visuomenės dalies balsus, vadinasi, jie nėra mūsų kažkaip atstumti, jie yra atstumti visuomenės, jie kažkur ne ten, arba mes jų neįtraukiam, arba mes negirdim jų. Ir, jūs kaip, sakykime, tų tradicinių partijų, tradicinių ideologijų politikai, jūs jų nematot arba atstumėt. Ar nėra čia akmenėlis į jūsų daržą, tokių žmonių buvimas ir jų, ta prasme, atsiradimas to pačios Nemuno aušros, Žemaitaičio ar kitų politikų, kurie pasiima kaip ir ateina? Tiesiog įsijungiu į diskusiją labai siaurame segmente, kur kalba, kad pritariant nuomonėje, kad populistų yra lengva būti, tai tiesiog nėra daug pastangų, nereikia dėti, nes tu ant stalo tau yra lengvas pasirinkimų klausimas, ypač jeigu ten gali pradėti nuo balto popieriaus lapų kiekvienu kartu. Tai auditų tema. Ta pati auditų tema. Atrodo, kad iki Žemaitaičio mes neturėjom valstybės kontrolės. Atrodo, kad valstybė kontrolė nieko neveikdavo ištisus nepriklausomybės laikotarpius. Auditai kaip buvo vykdomi, taip ir yra vykdomi. Audito inicijavimo procedūra kaip buvo, jinai sustiguota valstybėje ir inicijuoti auditą, man atrodo, visų institucijų yra apklausiama metų eigoj, ką jos manytų reikėtų išskirti ir tada valstybės kontrolė, apsiklaususi tas institucijas, susidarinėja prioritetų sąrašą. Ir tai veikia sistemiškai. Tai čia šiuo atveju buvo kabliukas visuomeniai 3 klausimuose, kurie yra ypatingai jautrus ir strategiškai lemiantis valstybingumo klausimus. Pirma, nepasitikėti žiniasklaida. Tiesiog tu išvolioji tą temą, kad sukelt abejonę, žiūrėkit, jie švaisto pinigus, jais negalima pasitikėti, eikit pas Janutinę, ten jums teisybę pasakys. Ir dalis visuomenės tą schemą patikė. Antras momentas, taikinyje buvo vėjo jūrų parkai. Strateginis interesas. Kam ateina iš kieno interesų, kad nebūtų plėtros ne tik Lietuvoje ir Europoje apskritai, tai be abejo, Kremliaus Gazpromas tik ir laukia daugiau prisirišti mus prie tos įtakos, kuri atiteka dujų pavidalu. Tai kai darosi sunkiau daryti įtaką, tai natūralu tuo atveju, kai šalis tampa nepriklausomas. Tai mes nevystykim savo to projekto, suabejokim, sustabdykim, audituokim ir panašiai. Trečias rytis – kariuomenės auditas. Tai vėl, kad visos investicijos, visas gynybos dabar, visa diskusija būtų diskredituota tos visuomenės dalyje, kurie abejoja. Žiūrėkit, jie švaisto pinigus, jie leidžia nežinia kur, jie dar kažkokiuose slaptuose posėdžiuose tai aptarinėja. Negalima pasitikėti. Tai išėmus tuos 3 elementus, kurie patapo šitu auditavimo taikiniu, tai čia yra tiesiog manipuliavimas šiuo instrumentu. O pasižiūrėjus valstybės kontrolės ataskaitas, jos yra kepamos pakankamai intensyviai ir tikrai nesulaukia tiek dėmesio, kiek turėtų sulaukti, jeigu taip žiūrint. Visagalis PR-as padėtų. Nekomunikuoja turbūt, kad tas auditas vyksta, nes kol žurnalistai neištraukia, kad įvyko auditas, tol niekas nesužino. Žurnalistai ir patys daro tyrimus ir beveik auditus. Bet atsakant, Indrė, jūsų klausimą, ar gali būti, kad mūsų partijos ir tos partijos, kurios yra valdžioje, yra palikusios dalį žmonių už ribų, tie komunikacinių, vadindami įvairiausiais vatnikais, antivakseriais ir
taip toliau. Ir tai yra politikų retorikos dalis, reiškia, tos progresyviosios politikų retorikos. Iš anos pusės, iš kitų mes girdim dar kitokius labai prastus kitų politikų arba visuomenės grupių atžvilgių retorinės išraiškas. Tai tas bet koks stigmatizavimas grupių, man atrodo, absoliučiai yra žalingas. Ir jisai niekur neveda, jisai leidžia gal mobilizuoti savo elektoratą, bet daro tikrai destruktyvų veiksmą. Žmogų, kuris suabejojo, paverčiant, pridedant stigmą, kurią jisai gali būti, kad jis ją pasiims ir taps tikrai tuo antivalstybininku ir kitokiu. Tai to tikrai turim saugotis visi. Bet jeigu žiūrėti veiksmus, šalia to, kad tikrai mes politiškai esam pakankamai, ta mūsų polarizacija nėra tokia didelė ir tikrai labai daug žmonių renkasi, dėl to iš kairės į dešinę pas mus gana lengvai peršokom, nes ir mūsų centra, ir dešinė, ir kairė yra gana centre, tiek socialdemokratai, tiek konservatoriai, tas jų pagrindinis ir tada kitos partijos, kurios dalyvaujam procese, mes tuos balsus surenkam, bet darbai rodo, kad kaip socialinė ekonominė prasme, tai mūsų visuomenė yra labai polarizuota. Pajamų nelygybė Lietuvoje yra antra pagal dydį po Bulgarijos. Rumunijoje yra mažesnė. Estija, Latvija, mes jos dar prieš 3-4 metus dar lenkiam, dabar jau jie mus yra aplenkę. Skurdas yra vienas didžiausių, ypač seniorų tarpe, ir absoliutus skurdas, kurį jau buvom prispraudę prie 2%, kad 2% visuomenės, kurie tikrai nesudūrė galo su galu, jau yra 5%, o seniorų tarpe net ir 7%. Tai yra rimti reikalai ir ta visuomenės dalis, kurie išgyvena tai ir per tas visas krizes, net jeigu mes tikrai kaip valstybė sutvarkėm neblogai, bet dalis visuomenės kentėjo ir kenčia. Ir dėl to, reiškia, tos pasiekmes, jos yra kaip sunku būti tada turbūt toms grupėms. Arba matant tokį neteisingumą, socialinį neteisingumą, nes už pajamų nelygybę yra atsakinga valdžia. Aišku, visa visuomenė, kiek mes dalinamės savo resursais, kiek mes neslepiam mokesčių ir dedame bendrą katilą dėl bendrųjų reikalų, atsakingi lik visi. Bet už atradimą to subalansuoto spinto, pasakysiu taip, pas mus turtingieji 20 turtingųjų yra 6,5 karto turtingesni už 20% vargšų. Čekijoje yra 3,5 karto. Dvigubai didesnis tarpas. Čekai, Slovakai, Slovėnai, Slovakai irgi buvo buvusi sovietinės tos, reiškia, valstybės, bet jos kažkaip sugebėjo išlaikyti mažiau tokias atotrukius mūsų visuomenėse. Ir kai mes girdim, kad ir politikai, o ir labai nemaža mūsų dalis visuomenės perka ir nemažai perka būstų įvairiose salose, Kanarų būsto rinką užkėlėm. Tai lietuviais per COVID-ą. Tai kai tokius dalykus girdi dalis visuomenės, kuri gyvena vien iš akcijų, tai tada yra labai sunku būti dalimi šios ir save tapatinti, save su šia valstybė ir taip pat ir su politikais, kurie atstovauja, kaip sakom, tą tvarę politiką, sisteminę politiką, bet ta sisteminė politika netveda prie socialiai teisingesnės visuomenės arba veda nepakankamai sparčiai, greitai ir kitaip. Aš tik tai tokią repliką visiškai pritariu, bet bent jau ten tose vadinamosios nesisteminėse partijose tai politikai ne iš tų neturtingųjų. Tai tiesiog jie paima tuos balsus. Taip. Ir jūs dabar siūlot atleisti pačius turtingiausius mokesčio mokėtojus nuo nekilnojamo turto mokesčio. Šitas geras. Tai taip susirūpinusiai kalbėjot apie pajamų nelygybę ir skurdo, kaip ir prezidentas beje labai susirūpinęs kalba, bet jisai yra naudos gavėjas irgi šito pasiūlymo ir apie tai metiniam pranešime nei žodžio neužsiminė ir nesukritikavo. Bet ponas Kukuraitis sakė, kad absoliuti nesąmonė yra NT mokesčio diskusijos ir pats NT mokestis šitoj koalicijai. Tai todėl kad jinai projektuojančių mokesčių reformą rate, jinai kažkaip užkabina ir savo rinkėją.
ten, kur kiti mokesčiai projektuojami, ten daugiau lengviau išvengti to rinkėjo apmokestinimo ir ten yra lengvesnė diskusija valdantiesiems. Čia turbūt gal irgi būtų atsakymas, nes turbūt yra lengviau tvarkyti mokesčius kitiems negu savo auditoriją. O kadangi nekilnojamo turto mokestis paliečia ir savo auditoriją, va tada ir pareina jau ir rimtesnės kalbos su tom auditorijom. Bet tiesiog porą momentų. Na, matyt, čia vėl ne ta diskusija, bet replikuojant tiesiog norisi ir tą pajamų nelygybės dalykus ir skurdo. Na, čia visuma yra. Na, mes turbūt lyginam tada Čekijos padėtį, pavyzdžiui, su mūsų ekonomikos augimu arba pajamų augimu apskritai, kokį tempą mes turėjome dėka augančios ekonomikos ir vienos sparčiausių Europos Sąjungoje. Tai jau yra didelis proveržis į priekį. Dabar pajamų nelygybė Lietuvoje lengviausiai sumažino 9 metais ištikusi ekonominė krizė, kada, na, va, būtent dėl tokių priežasčių mes turėjome puikius duomenis žiūrint į pajamų nelygybę. Bet ar tas šaliai buvo gerai, jeigu taip žiūrint, kai įstojo ekonomika, 15% BVP kritimas ir panašus rodikliai. Nesakau, kad reikia tai ignoruoti, ne, bet turbūt ir diskusijoje labai matyti bendrą visumą. Na, absoliutus skurdas. Na, Linai, turbūt puikiai žinot, kad tai yra tas dydis, kokį mes susitarėm laikyti, kad nuo tos ribos yra absoliutus skurdas. Jeigu mes nuleidžiam kartelę, na, va, pavyzdžiui, dabar, va, nes ta formulė, jinai yra, na, tokia, kad jinai yra palanki, pajamos auga, na, va, tarkim, ir jeigu mes, nu, paprastai kalbant be formulių, jeigu susitarėm, kad 400 yra riba, nu, tai žiūrėkim, kas virš 400, tai vienas jau suprantam, kad yra visuomenės dalis, kas mažiau, tai jau patenka tą procentą. Bet jeigu mes nuleidžiam kartelę iki 300, čia yra politikų apsisprendimo klausimas. Ir tada žiūrėkit, kad mes turime mažą skurdo lygį. Ja, žiūrėkit, bet mums svarbus šitas klausimas tik todėl, kad mes kalbam apie žmonės, kurie atsiduria užribį, kurie yra kažkaip apvadinami negražiai, nes balsuoja kitaip, negu kad mes norėtumėm. Ne? Nu, tai čia tik todėl mes šitą klausimą analizuojam. Ir dabar jau visai į pabaigą mūsų diskusija, dar paskui bus, na, prašysiu klausimų iš salės, jeigu būtų. Bet tas, ar Rusijos grėsmė ir tikrai augantis ir gynybos įsipareigojimai ir tas jausmas, kad čia, na, visaip gali būti, ar mobilizuoja mūsų pilietiškumą, ar vis dėlto reikėtų kažkaip atsargiau irgi kalbėti šitais klausimais. Na, toks buvo nerimo signalas, šiaip apskritai man ten ta Seime tokia dviejų radikalių pusių susidūrimas, ar ne, kur, na, tokios, šiaip iš tiesų man tai pasirodė, kad grėsminga situacija bent jau buvo iš to Kasčiūno susidūrimo su Ąžuolu Valiumi, kur įvyko toks, sakykime, na, nežinau, matosi, kad ir visuomeniai nuvilnijo negerom vilnim tas susidūrimas, vieni stojo vieną pusę, kiti stojo į kitą pusę, bet akivaizdu, kad, na, ne taip mes turėtum diskutuoti. Tai kokias jūs čia grėsmės matytumėt, nes kuo didesnė Rusijos grėsmė, kuo daugiau problemų Ukrainoje, tuo visuomenė radikalesnė ir tuo dažniau girdim, na, tokius, sakykime, kad, na, reikia susidoroti, reikia eliminuoti, reikia neprileisti, vietoj to, kad galbūt kažkaip bandykime paaiškinti, įtraukime ir gal dar neprarasta ta visuomenės dalis, kuri mano kitaip. Kaip jūs? Tai visų pirma, su kitaminčiais, aišku, yra geriausia ir būtina, o politikų apskritai privalu kalbėti. Ir aš galiu pasakyti, kad, na, iš savo patirties net ir pikčiausiai nusiteikę žmonės, kuomet yra galimybė su jais pasikalbėti, net ir išsiskyrus nuomonėms, ta temperatūra nesutarimo jį krenta ir tu gali rasti bendrą kalbą net su tais, kurie, na, kitaip mato situaciją, paprastai, dažniausiai. Tai reikalauja daug pastangų, tai reikalauja daug laiko, bet, na, tai yra politiko darbo dalis, be jokios abejonės. Dėl dabartinės situacijos, dėl geopolitinių pavojų, na, aš manyčiau, kad čia reikalingas labai toks geras balansas tarp atvirumo ir realaus vertinimo pavojų, kurie yra,
kurie kyla ir mums, nes mes esame rytinio NATO flango šalis, nes mūsų fronto linija, ji yra šaltoji, bet ji gali tapti karšta ir apie tai reikia kalbėti atvirai. Ir čia nuolatos yra tas, ar gąsdinti, arba politikai gąsdina, arba jie nesureikšmina. Kas, man atrodo, yra pavojinga, nureikšminti ir, kaip stručiui įkišti galvą į smėlį, tikintis, kad įvyks vienas iš dviejų dalykų. Arba praeis šonu ir pasiseks, arba jeigu jau bus blogai, tai koks skirtumas, niekas nebeprisimins, kaip tu elgeisi. Ir va čia, man atrodo, yra atsakomybės nusikratimas. Tai dabar, kaip ten bebūtų, vėlgi stengiuosi maksimaliai kalbėti nepolitiškai, bet tie, kas turi atsakomybę, jiem tikrai, tai yra tie, kas yra valdžioje turi atsakomybę, jiem tikrai tenka atsakomybę subalansuoti žinutę ir pasakyti, taip, situacija yra verčianti mus sunerimti, reikia būtent telkti visuomenę ir būti pasirengusiems visokioms situacijoms, bet čia taip pat labai svarbu yra neišbalansuoti visuomenės neatsargiais sprendimais. Ir grįžtu vėlgi prie mokesčių reformos, nes tai yra vienas iš tų pavyzdžių, ar tikrai dabar yra laikas padaryti taip, kad visuomenės grupės tarpusavį susipyks per mokesčių reformą, kuri gynybai neatneš papildomai pinigų. Tai yra socialdemokratų, galbūt iš dalies demokratų programos įgyvendinimas, tačiau jis nepadės išspręsti gynybos reikmių, o štai ką tai daro su visuomenė, mes jau matome, iš dalies per kai kuriuos piketus, nors jie ir kyla daugiausiai dėl to projekto, kuris mes iki šiol nežinome, koks jisai bus. Tai man atrodo atsakomybė už tai, kad dabar nenueikime, pavyzdžiui, tuo keliu, kuriuo nuėjo Estija, kur jau kiek ten ketvirčių iš eilės krenta ekonomika ir nuotaika visuomenėje šiaip yra gana pesimistinė. Mes kol kas laikomės visai neblogai, bet aš matau, kad mes jau pasiekėme tą etapą, kur gali įsijungti procesai, kurie nebus geri. Jo, aš čia taip noriu sureaguoti, viskai čia paplojo dėl nekilnojamo turto mokesčio. Tai ar žinot, kiek šiuo metu moka nekilnojamo turto mokestį surenka į biudžetą? Turtingi moka už savo būstus nuo 150 000, o šeimos nuo 200. 14 milijonų. 14 milijonų. Mes kalbame apie 300 milijonų, kurie planuojami iš gyventojų pajamų mokesčio progresyvumo, kur turtingoji visuomenės dalis nuo 6 000 plus per mėnesį susimokės daugiau. Tai reiškia, mes kalbam apie tokius dalykus. Ir tai yra labai rimti dalykai. Pajamų neligybė nėra juokai. 7 kartai, kuo didesnė neligybė, socialiniai epidemiologai, Wilkinsonas, Piket yra labai aiškiai pasakę, kad tos visuomenės, kurios yra vienodai turtingos, vienas BVP, pinigų kiekis vienam asmeniui, yra tos nelaimingos, kur yra pajamų neligybė. Amerika yra kur kas nelaimingesnė statistiškai negu švedai ar japonai. Nors jų, BVP yra tas pats, praktiškai tas pats vienam žmogui. Ir ne dėl to, kad švedai yra socialdemokratai, o japonai tai kas? Ten yra, tradiciškai pajamų neligybė tiesiog netoleruojama. Ir tada tos visuomenės yra kur kas laimingesnės ir atsiliepia mūsų švietimo, sveikatos, socialiniams, visiems rodikliams, kriminogeniniams, jaunų merginų neštumui, visiems šitiems dalykams atsiliepia įtampos visuomeniai, kurios atsiranda iš socialinio neteisingumo. Tai dėl to šitie klausimai nėra taip lengvai nuvertinami. MVPD, tas, atsiprašau, tik pasakysiu, absoliutus skurdas skaičiuojamas mokslininkų nustatytų krepšeliu, kiek yra prekių ir paslaugų žmogui yra būtina išgyventi. Jis nėra ištrauktas politikų, mes nesprendžiam dėl jo politiką. Jis kiekvienais metais indeksuojasi. Ir pasindeksavęs jis parodo, kaip infliacija paveikia visuomenės grupės ir dalis visuomenės tiesiog patenka į tai. Ir mes jais turim rūpintis. Tai šiuo atveju mokesčių reforma, kurie ateina, jinai daro 2 dalykus. Jinai surenka 500 milijardo eurų tam, kad mes galėtume skolintis 12 milijardų gynybai ir tuos 500 milijardų apskaityti skolą ne iš dabartinių žmonių, ne iš mūsų surinkant taip viduriniosios klasės. Klausimas yra toksai, ar visuomenė supranta, ką jūs darot? Čia aš kalbėjau, kad lyderystės ir aš nekartą tą ir viešai sakęs, šitai mokesčių reformai trūksta paaiškinimo ir lyderio, kuris vestų ir neštų ir kalbėtųsi su visuomenė. Ir tikrai tada, kai to nėra, darom bet kas, bet ką. Ir tada tikrai tampa chaosas. Ir čia visiškai jums pritariu, tai piliečių nekuria.
kūrė ką kitą. Bet darbai, kurie daromi, yra be galo svarbus. Jie mums leis surinkti 12 milijardų ir turėti brigadą, ir turėti diviziją, ir turėti kitus visus dalykus, 30 metais būti pasiruošus taip, kad prie mūsų nekiš nagų. O antra, subalansuoti biudžetus, kuriuos, atsiprašau, bus politinis statementas, praėjusi valdžia mums paliko nesubalsuotus. 2-3 milijardai mes savo švietimui, sveikatai, gaisriniams viskam skoliname. Politiką baigiam. Tai, Palaukit, tai ekonominį augimą išlaikom tam, kad subalansuotume, o 500 milijardo skiriame gynybą. Gerai, čia buvo veidrodis ar kelrodė? Trumpa replika. Lina, jeigu jums taip rūpi pajamų neligybė, kodėl jūs leidžiate ministrei Ruginieniai sugriauti antrą pakopą ir programuojate skurdą senjorams? Nes jūs žinote, kad taip įvyks ir tai jau parodyta, ne 20% išsiims, tikrai daugiau. Tai kai baigsi šitą diskusiją oficialioji, galėsim pratęsti. Taip. Aš tai tiesiog nuo socialinės jau prie to klausimo, kur uždavėte apie ir politikus, ir gynybos, ir tos reiškinius, kur inspiravo ir šios savaitės apsižodžiavimai. Tai keli dalykai, matyt, man atrodo, nuo to momento, taip, politikai turi atsakyti už savo žodžius. Ir čia labai ypatingai jautriame laikotarpyje sverti. Žodžio kaina, jinai paskui išlieka, pasiekmes tenka, sugrįžta pačiais gali būti ir nemaloniausiais pavydalais. Bet, ten tiesiog aš tos situacijos tikrai nesu taip detaliai išanalizavęs, bet suprantu, kad tam pokalbyje buvo hipotetiškai aptarinėjama karo situacija. Karo metu, jeigu kažkas, tai kažkas kaip yra reaguojama ir daroma. Ir iš to lengva turbūt dabar padaryti, nueiti interpretacijas. Ir tai, kas tas interpretacijas kelia, irgi yra simptomatiška. Zigmas Vaišvila inicijuoja apkaltą Kasčiūnui, Eduardas Vaitkus apskundžia Kasčiūną ten institucijoms ir visos aptarnaujančios YouTube platformos tą temą minko. Tai simptomatiška, kas kiek mes esame atsparūs tam, nes tai labai greitai gali pabėgti iš mūsų rankų kontrolės. Tai labai svarbu yra ir aukščiausius reitingus turinčių politikų atsakomybė. Ir šitoje vietoje, papolitikuojant, aš tiesiog irgi ką tik esam po metinio prezidento pranešimo ir kai prezidentas tuo pačiu, per tą pačią valandą sugeba, 3/4 pranešimo kalbėti apie gynybą stiprinam ir kažkur ant posūkio nusuka, bet vis dėlto sviestas yra visai ir svarbu, o patrankos mūsų neišgelbės. Tai kas tai yra? Tai yra duoklė ir kad bet kas iš to metinio pranešimo girdėtų savo malonius žodžius ir tai bandymas tam tikras ir pataikauti ir būti teisingoje pozicijoje, bet tuo pačiu įjungti Kaikarį, kuris apie tas pačias sviestą ir patrankas 14 metais vaitojo prie to, kad Rusijos sienos užsidaro ir neįmanoma išvesti lietuviškos produkcijos. Labai didelė svarbi atsakomybė yra iš aukščiausių politikų lyderių. Aš nežinau, Linas irgi gal, aš pats nesu savo atsakymo priėmęs, ar gerai matyti Saulių Skvernelį, pirmininką Seimo Janutienės platformoj. Tai iš vienos pusės galima suprasti, kad tarsi tą misiją norima paaiškinti ir neprarasti tos dalies visuomenės, su kuria tuose auditorijose yra kalbamasi. Ta argumentą galim užskaityti. Bet kas tuo pačiu daroma, tarsi legitimizuojama ir visa tai, kas vyksta tame kanale, kad tai yra normali priemonė ir reiškia, tai yra tik tais viena iš nuomonių. Bet čia, sakau, tai daugiau ugnies. Bet labai trumpa replika. Taip, trumpa replika apie Saulių. Nežinau, kada paskutinį kartą buvo, gal prieš rinkimus. Nežinau, kaip Seimo pirmininkas yra buvęs. Gerai. Tai, man atrodo, Saulius čia yra nuoseklus. Žiūrėkit, aš duosiu vieną pavyzdį. Paklausykit. Nuoseklumas kame? Ar atsimenat, kadencijos pradžioje tikrai bandė labai polarizuotis mūsų Seimas dėl prorusiškumo ir antirusiškumo. Tikrai bandė. Ir buvo sankcijų balsavimai, kiti balsavimai ir įtampa užkilo labai smarkiai, kad štai koalicijos tarpe yra prorusiška partija. Ne? Buvo toksai. Ką padarė Saulius? Saulius kalbėjusi su visais. Padarė uždarą posėdį po daugelio dešimtmečių. Kariuomenės vadai atėjo.
pristatė visiems Seimo nariams, visi klausėsi, visi uždavinėjo klausimus, visi gavo pilną informaciją. Ne visi suprato. Kokia situacija, kas daroma ir kaip ruošiamas, ir kam tų 12 milijardų reikės. Ar nuo to laiko mes turim kažkokią problemą? Va tokios lyderystės reikia Lietuvoje, kur žmogus kreiptųsi į žmonės visus, ne tik savo dešiniosios ar kairiosios politikos atstovus, bet visus. Gerai, baigiam politiką. Ir turėtų žodį juos ir jie suprastų, kad juos žiūrima rimtai. Kai žiūrima rimtai, žmonės rimtai atsako. Vieną klausimą iš auditorijos, nes jau matau, kad mes visai užtempiam laiką. Ar turėtų kas nors? Prašau. Aš čia girdžiu iš valdančiųjų atstovų iš Lino, kad turtinguosius apmokestinsim, kad ten verslius žmonės, kurie investavo į savo mokslą, mokėjo už tai pinigus, bet gerai, mes sumokėsim daugiau mokesčių, kai kas perkel savo turtus į užsienį, ras kitų apėjimų, offshore kompanijų padarys. Bet nesigirdi, kad valdžia, kuri pas mus 24%, berods, kai Europai 19% dirba valdžios sektoriui. Šitoj vietoj nesigirdi jokių diržų susiveržimo ir turbūt ten galima 500 milijonų lengvai paimti, sumažinus iki tų 19%. Kodėl šitoj vietoj nėra solidarumo, o sakoma, kad jau kuris baigęs aukštąją ar dirba vienaragį, jis jau labai turtingas, jam reikia mokėti didesnius mokesčius. Tegul valdžia irgi rodo pavyzdį. Taip, aš suprantu ir jisai visiškai teisingas klausimas ir man atrodo visos valdžios ir praėjusi valdžia ir Sauliaus valdžia, mes iš tiesų stengiamės nedidinti valstybės aparato. Skaičiavom vienetais. Ar etatas papildomas atsiranda? Jeigu sumažėja, kažką apjungiam, sutvarkom, atrodo, kad jau kaip sėkmė. Tikrai tas optimizavimo darbas, jisai stengiamas jį daryti. Net ir dabar yra duota programa visom ministerijom pasižiūrėti 5% savo šitų asignavimų sutvarkyti. Aš suprantu ir tie klausimai, kuriuos ir valstybės kontrolė sako, jie irgi 600 milijonų kažkaip neaišku kaip. Bet turim daryti ir tai, ir tai. Negali būti tokie atstumai tarp žmonių, kurie gyvenam šalia, kurie dar prieš 300 metų buvom visiškai vienodi ir augom vienoje klasėje, vienam suolė sėdėjom. Tai kaip tas kuris 7 kartus už jūs mažiau turtingas, kaip jis iš vis gali egzistuoti ir koks jo yra santykis su aplinka ir su savim. Ir į jį. Linai, balsuojant už regionų ministeriją. Palaikot? Mes neturim jos dar koncepto. Kol kas yra... Neturim. Prezidentas išdėstė metinę pranešimą visą... Aš čia mielai pakvieščiau Lietuvos asociacijų, savivaldybių asociacijos vadovą, su juo padiskutuoti apie tai, manau, kad būtų labai įdomi diskusija. Nes regionai tikrai yra užmiršti. Pasibaigs transliacija, galima tikrai bus pratęsti. Aš jau net matau antraštę Sauliaus valdžia. Man atrodo, čia mes išsinešėm šitą. Ačiū visiems, kad dalyvavot, ačiū, kad atvažiavot, nes tai rodo, kad vis tiek dar mes pilietiški esam ir ta Lietuva dar turi perspektyvų, tikėkimės. Gerai, viso geriausio, laimingai. Ačiū Indrė už